Sveiki visi! Praėjusio video pamokoje pristačiau finansinius lygius. Manau, priskyrėte save vienam iš jų. Pasakysiu taip, visiems lygiams yra būtinas gyvybės draudimas. Tai yra tarsi pagrindas šeimos finansų apsaugai. Yra labai blogai pasirašyti gyvybės draudimo sutartis neišsiaiškinus poreikio. To pasekoje pagrindinė klaida tai netinkamas gyvybės draudimo sumos pasirinkimas. Ekspertų nuomonė, kiekvienoje šeimoje vyras ir žmona privalo turėti gyvybės draudimus tam, kad nutikus nelaimei ir netekus vieno iš pajamų šaltinio, šeima galėtų atsistoti ant kojų ir būtų aprūpinta mažiausiai 3 metams. Gyvybės draudimo sumą būtina išskaičiuoti. Parodysiu kaip, užsirašykite. Pateiksiu Jums preliminarų pavyzdį. Tarkime, į šeimos biudžetą vyras įneša 60% pajamų, o žmona 40% pajamų. Bendros šeimos išlaidos per mėnesį 1000 eurų. Taigi skaičiuojame. 1000 eurų panaudiname iš 12 mėnesių ir gauta suma iš 3 metų. Bendra šeimos gyvybės draudimo suma bus 36 000 eurų. Vyro dalis 60% šitos sumos. Reiškia, jo dalis 21 600 eurų. Tokia bus jo gyvybės draudimo suma. Žmonos dalis 40% šios sumos gauname 14 400 eurų. Be poreikių išsiaiškinimo yra būtina ir rinkos analizė, tai yra keletos kompanijų pasiūlymų palyginimas. Ir tai nereiškia, kad dabar turite imti skambinti pažįstamiems, kurie turi vieną ar kitą draudimą, ar galvoti, koks čia kaimynas skundėsi draudimu labiausiai. Tai būtų dar viena klaida. Būtina kreiptis į draudimo tarpininkus, kurie gali Jums pasiūlyti įvairiausius atstovaujamos kompanijos pasiūlymus, arba į nepriklausomus tarpininkus draudimo brokerius, kurių galite reikalauti kone visų draudimo kompanijų pasiūlymų pagal Jūsų poreikius. Tiek vieni, tiek kiti gali Jums padėti apsispręsti, bet galutinį iš pateiktų scenarijų turite pasirinkti patys. Dar viena klaida yra padaroma renkantis gyvybės draudimo produktą. Kadangi tai yra nekintanti sąlyga visam sutarties laikotarpiui, kitoje video pamokoje tai aptarsiu išsamiau. O dabar ačiū ir iki sekančių susitikimų.